žaidime. Kol kas pirmose rungtynėse Lietuvos komanda prieš rusus laimi 2 taškų skirtumų, tačiau ko gero reikėtų sakyti tik tai 2 taškų skirtumų, nes įspūdis toks, kad galėjome susikrauti ir solidesnį pranašumą, bet jau po pirmo kėlinio įspūdis buvo toks. Tuo tarpu antrąjį Lietuvos komanda netgi pralaimėjo 13-16 ir ne tik netitruko nuo varžovų, bet ir leido jiems beveik viską, kas buvo susikrauta, sunaikinti, ir iš esmės po štai šios ilgosios pertraukos kova dėl pergalės prasidės iš naujo. Na, tai yra pirmoji akistata su Rusijos komanda, rezultatyviausi krepšininkai jūsų ekranuose. Pagal mano statistiką abu broliai pelnė po 10 taškų. Broliai šaunuoliai, viskas normaliai. Jie surinko daugiau nei pusę visų Lietuvos rinktinės taškų. Klausimas tik tai, kas galėtų jiems patalkinti. Arčiausiai yra Linas Kleiza, pelnęs 6 taškus, tačiau šiandien kol kas kiek mažiau aktyvus yra mūsų puolėjai. Turiu omenyje Robertą Jevtoką ir Marijoną Petravičių. Na, žinoma, nežaidė Artūras Jomantas, nežaidė Paulius Jankūnas. Nesiseka kol kas Mantui Kalniečiui, nedaug žaidė ir Jonas Mačiulis. Mindaugas Lukauskis tik 2 taškai, Tomas Delininkaitis prametė abu savo metimus ir kartą suklydo. Na, šiaip statistika yra tokia. Lietuviai laimi kovą dėl atšokusių kamuolių tik tai statistiškai, tik tai 1 kamuolį, 16-15. Taip pat padarėm 10 klaidų, rusai suklydo 9 kartus. Tritaškių statistika suprastėjo, 4 iš 10 pasiekė tikslą, po pirmo kėlinio buvo 3 iš 4. Rusai tiesa dar dažniau šaudo pro šalį, 1 iš 7 rusų pataikymas iš vidutinių nuotolių 50%, mūsų 64. Ir jeigu pirmajame kėlinyje lietuviai tuos perimtus iš varžovų kamuolius paversdavo taškais greitose atakose, kurių buvo net 5, tai antrajame kėlinyje buvo tik 2 greitos atakos ir ne viena iš jų nepasibaigė taikliais metimais ir lengvais taškais. Ir tas antrasis kėlinys buvo žymiai klampesnis ir sunkesnis Lietuvos komandai, kuri, žinoma, dabar padariusi išvadas, išklausiusi trenerių nurodymų, turėtų kibti į darbą iš naujo. Na, lygiai tą patį, aišku, pasižiūrėjęs į tuos pirmo ir antro kėlinio įvykius, padarė ir Deividas Blatas. Ir pažiūrėsime, kieno korekcijos ir planai geriau veiks antroje rungtynių pusėje. Čia kova dėl atšokusių kamuolių. Linas Kleiza Lietuvos rinktinės sąrašo viršuje ir broliai neatsilieka. Ir pagal šį rodiklį po 3 jau kamuolys nusiėmė. Kšištofas Lavrinovičius žaidė pirmąjį kėlinį, Darijušas Lavrinovičius žaidė antrąjį kėlinį ir jų pasirodymas buvo identiškai vienodas, identiškai geras. Tačiau atrodo, kad šiandien kol kas gal netgi dažniau nei įprastai jaučiasi įžaidėjo problema Lietuvos komandoje. Andrius Mažudis pataikė 3 taškį, nepadarė klaidų, tačiau tokių epizodų, kada įžaidėjas pradėtų derinį arba sukurtų puikią progą komandos draugams, nesvarbu, kuris iš mūsų krepšininkų žaidė toje pozicijoje, mes per tuos pirmosius 2 kėlinius nematėme. Ir vėliau ar anksčiau, žinoma, tas dalykas turėtų pasirodyti Lietuvos rinktinės žaidime, jo labiau, kad laikas tirpsta ir jau matėte, iki Europos krepšinio čempionato Lenkijoje pradžios lieka 15 dienų. Štai čia rezultatas pagal kėlinius ir Lietuvos rinktinė trečiąjį ketvirtį pradeda tokios sudėties. Andrius Mažutis dabar su kamuoliu, prieš tai su juo buvo Mindaugas Lukauskis, Kšištofas Lavrinovičius, Linas Kleiza ir Robertas Jevtokas. Na, tas penketas, jeigu yra netradicinis, kol kas Lietuvos rinktinės žaidime, tai bent jau vienas iš pačių populiariausių. Kleiza iš 3 taškų zonos, netaiklus metimas. Šalia stovėjo Kelis Makartis. Jegoras Velcevas, Sergejus Monė, Dmitrijus Sokolovas ir nepaminėjau tik tai Vitalijaus Frizono, toks Rusijos komandos penketas, kuriam pavyko apsiginti. 3 sekundės, 2, 1, paskutinė atakai skirto laiko sekundę, meta ir nepataiko Jegoras Velcevas. Lietuvos komanda išsaugo tą trapę 2 taškų persvarą ir Kšištofas Lavrinovičius nesiryžo dabar atakuoti.
Andrius Mažutis, Linas Kleiza, atgal. Štai tokios situacijos priverstas atakuoti Mindaugas Lukauskis. Įspūdis toks, kad kol kas gal ir pailsėjusios komandos, tačiau trečiąjį kėlinį labai rimtai pradeda savo darbų gynyboje. Ir vieniems ir kitiems apsiginti pavyksta, o įmesti ne. Na tiesa, Rusija apsigynė 2 kartus, mes dar tik 1. Ir Kelis Makartis taip pat meta pro šalį. Tvirtai laikė kamuolį Robertas Javtokas. Nepavyko išmušti jo Vitalijui Frizonui. Andrius Mažutis. Štai taip. Staigiai apsisuko, užaštrino situaciją, perdavimas į baudos aikštelę ir Kšištofas Lavrinovičius meta 2 baudos metimus. Be ypatingų ceremonijų dabar kerta per rankas broliui Kelis Makartis, kurio patirtis, kaip sakė Deividas Blatas, yra neįkainojama ir ji tikrai turėtų padėti į jo komandai. Nepavyksta pataikyti Kšištofui Lavrinovičiui baudos metimo. Ir 3 perimti kamuoliai, matėte brolio statistikoje. O dabar dar vieną kartą pagauna rusus nepasiruošusius Lietuvos rinktinė, Linas Kleiza ir pražanga varžovui. Įdomu tai paklausyti iš tikrųjų, ką kalba krepšininkai, ką kalba treneriai. Robertas Javtokas, Kleiza, gražus perdavimas ir įspūdinga Lietuvos rinktinės ataka. Robertas Javtokas kala kamuolį iš viršaus ir didina Lietuvos rinktinės persvarą iki 5, 39-34. Varžovai palikti laisvi prie tritaškio linijos. Vitalijus Frizonas už tą klaidą baudžia Lietuvos komandą, vėl nubraukdamas mūsų persvarą iki 2 taškelių. Dabar taip tiesiai į Vitalijų Frizoną varėsi kamuolį Mindaugas Lukauskis. Pražanga Rusijos rinktinės krepšininkui, tačiau reikėtų žaisti gudriau tokioje situacijoje, nes ties pat šoninė linija buvo Mindaugas Lukauskis, o dabar pražanga Robertui Javtokui puolime. Ne pagal taisyklės pastatyta užtvara. Robertas Javtokas buvo aktyvus ne viename mače jau šią vasarą, tiesa, šiandien kol kas, kaip beje ir mače su ispanais, jis kiek mažiau pastebimas puolime, išskyrus žinoma tas jo užtvaras, kurių jis daro ko gero daugiausiai Lietuvos komandoje apskritai. Robertui Javtokui reikėtų truputėlį tokio greitesnio žaidimo. Mes matėme tą puikų Lino Kleizos perdavimą Robertui Javtokui ir kaip viskas buvo padaryta greitais, tiksliai, ir Robertas Javtokas gavęs kamuolį tokioje situacijoje praktiškai jau yra nesustabdomas. Apsigina Lietuvos rinktinė. Niekaip rusai negali išlyginti rezultato šios rungtynėse. Robertas Javtokas ir žingsniai ko gero bus užfiksuoti. Ne. Pražanga Dmitrijui Sokolovui. Antroji jam, 4. komandinė Rusijos rinktinės pražanga. Robertas Javtokas meta baudų metimus ir pataiko. Robertas Javtokas nesvetimas yra šioje arenoje. Jis žaidė Atėnų Panathinaikos komandoje, gal ne tiek, kiek jam norėjosi. Tačiau Eurolygos čempiono titulas yra Roberto Javtoko kolekcijoje ir jis susijęs būtent su štai šiuo miestu ir su štai šia arena. 13 sekundžių dar rusų atakai. Pangrašovas grįžta į aikštę, keičia Vitalijų Frizoną.